Labas. Tai šiandien kartu pasidarysim jogos pamoką prie Adrijos jūros. Nepaprastai graži lokacija ir skani pamoka, tai tikiuosi, kad pasimėgausi. Gerai. Tai pradėsim nuo vaiko pozicijos. Pereinam ant kelių ir pasidarom ganėtinai platų atstumą tarp kelių. Pėdų pirštai suglausti ir tiesinam nugarą, tiesinam rankas į priekį. Pasidedam kaktą ant kilimėlio. Rankos ištiestos. Pirštai padėti taip pat ant kilimėlio. Ir pasukiojam kaktą į vieną pusę ir į kitą. Dar kartelį į vieną ir į kitą. Tada giliai įkvepiam. Su iškvepimu delnai keliauja į kairę pusę. Tempiam dešinį šoną. Delnai vis dar padėti ant žemės, pilnai priglausti. Kvėpuojam. Rankos keliauja į vidurį ir tada į kairę pusę. Į dešinę pusę, atsiprašau, tempiam visą kairį šoną. Keliauja delnai per vidurį, atsistumėm delnais, pakeliam save ant keturių. Gerai, stalo pozicija, katė karvė, pilvą leidžiam žemyn, galva kyla aukštyn, uodegikaulis į viršų. Su iškvėpimu išgaubiam nugarą, žvilgsnis į bambą, stipriai atsispiriu delnais nuo žemės, dar kartelį įkvepiam, pilvą žemyn, galva aukštyn. Su iškvėpimu išstumiam nugarą į viršų, galva žiūri į pėdas ir grįžtam per vidurį. Gerai, pėdų pirštai būtinai padėti ant žemės, kilstelim kelius, traukiam pilvą prie šonų ir tiesinam kelius. Dar kartelį sulenksim kelius, sieksim keliais žemę, bet pilnai nepasiekiam. Paliekam kelis milimetrus nuo žemės ir vėl tiesinam kelius. Dar kartelį lenkiam kelius link žemės ir patiesinam. Tada lenkiam vieną kelią ir kitą. Tiesiosios kojos kulnį paspaudžiam žemyn, stipriau prie kilimėlio. Galim padaryti su posūkiu. Šiek tiek sukiodami pilvą į vieną pusę ir į kitą, pratempdami šonus. Labai gerai. Ir dabar patiesinam abu kelius. Dešinį kelią trauksiu prie kairės alkūnės. Gerai, galinę koją kairę pasidedu ant vidinės briaunos, o dešinį kelią pakėlus ranką kairę keliu į priekį, kad jis yra nukreiptas į dangų. Galiu prilaikyti koją ranka, jeigu labai didžiulis iššūkis, galiu pasidėti tiesiog koją. Tai, kas galim, palaikom ir dedam dešinę koją, dedam sėdmenis ant kilimėlio. Kairė koja ištiesta, dešinė sulenkta. Kairė ranka pasiemu ir priglaudžiu dešinę koją prie savęs. Dešinė ranka už manęs, patiesinu stuburą su įkvėpimu. Su iškvėpimu sukuosi žvilgsnis per dešinę. Iškvėpimu stuburo sukimas. Įkvepiam. Atsukam galvą atgal ir dedam kelį dešinį ant kilimėlio. Bandžemės mano atveju. Kulną traukiam prie kirkšnies, tiek kiek patogu. Gali būti, kad labai aukštai kelti nebus malonu. Tai susirandam savo poziciją. Kairės kojos pirštai nukreipti galvos link. Įkvėpimu rankos kyla į viršų. Su iškvėpimu leidžiam rankas ant kairės pėdos pirštų. Pasižiūrėkit, jeigu šitas nuleidimas yra per intensyvus, galim tiesiog pasidėti rankas ant blauzdos. Pas mane dar ankstyvas rytas, kojos neapšilusios, nesinori persistengti. Palaiduojam pečius, galva atpalaiduota. Leidžiamės iš apatinės pilvo dalies.
Įkvepiam, su iškvepimu patiesinam stuburą. Gerai, dabar dešinę pėdą vėl pasidedu ant žemės. Dešinę ranką taip pat pasidedu. Ir dabar su įkvepimu kilsim į viršų. Dešinę pėdą spaudžiu į kilimėlį, kairė koja gali likti ant kulno. Ir keliu dešinį klubą aukštyn. Kairė ranka palaiduota, gali būti numesta čia prie ranką. Įkvepiam su iškvepimu. Statau kairę ranką ant kilimėlio ir persisuku į lentą. Iš lentos čia tu ranką ir pereisim ant pilvo. Perkeliam svorį ant pėdų pirštų ir ant riešų labiau. Lenkiam alkūnes ir leidžiam save. Kol jau nebeišlaikom ir paleidžiam ant pilvo. Gerai, kojos pečių plotyje, rankos padėtos taip, kad neužeitų už pečių pirštai. Įkvepiam. Su iškvepimu kylam į aukštą kobrą. Pilnai neištiesinu alkūnių, bet pakeliu save tiek, kad pasikeltų ir pilvas. Ir bamba. Stengiamės pečius laikyti neužkeltus. Jeigu kartais per intensyvu, visada galiu šiek tiek pamažinti. Įkvepiam, su iškvepimu nusileidžiam, dedam kojų pirštus ant kilimėlio, atsispiriam, šuo žemyn galvą. Gerai, dar palankstom kelius, pratempiam šonus. Gerai, kita pusė. Aš apkeisiu savo pusės, bus patogiau matyti mane. Gerai, tai dabar kairį kelią traukiu prie dešinės alkūnės. Gerai. Galinę koją priglaudžiu vidinės pėdos briauną, pakeliu dešinę ranką ir kairį kelią į dangų. Nukreipiu, galiu prilaikyti. Gerai. Kojam. Galiu visada nuleisti pasišvelninant. Tai, kas laikėt, nuleidžiam ir dedam sėdmenis ant kilimėlio. Gerai. Kairė pėda priglausta, dešinės kojos pirštai žiūri galvos link, su dešinė ranka, alkūnė, kūnės vidinė dalim apsiglebiu koją ir spusteliu ją arčiau korpuso. Su įkvepimu patiesinu stuburą. Su iškvepimu sukuosi per kairį petį, pasidedu kairę ranką. Puojam. Su įkvepimu pilvas plečiasi. Su iškvepimu subliūkšta. Dar kartelį giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Atsukom galvą atgal, paleidžiam rankas ir statom kulną link kirkšnies. Prilipinam prie šlaunies vidinės dalies. Kelias atpalaiduotas. Kojų pirštai žiūri galvos link, patiesinam stuburą su įkvepimu. Rankos kyla į viršų, su iškvepimu leidžiame žemyn ant dešinės pėdos. Gerai, rankos ant pėdos, kaip ir prieš tai kulkšnies, blauzdos leidžiasi iš pilvo apačios. Gerai. Kvėpuojam, kvėpavimas padės atpalaiduoti nervų sistemą. Ir po truputį kūnas vis giliau atsipalaiduos taip pat. Įkvepiam, su iškvepimu pakylam. Kairę pėdą statau dar kartelį ant žemės. Gerai, kairė ranka, delnas padėtas prie manęs, stipriai liečia žemę. Su įkvepimu keliu kairį klubą aukštyn, dešinė ranka, palaiduota, žastas prie galvos. Įkvepiam, su iškvepimu statysiu dešinį delną ant kilimėlio ir persisuku į lentą. Gerai. Iš lentos nuleidžiu kelius žemyn. Ir su įkvepimu kairę ranką keliu į viršų. Su iškvepimu kairę ranką praneriu pro dešinę, lipdau kairę ausį. Kairį petį prie kilimėlio. Puojam. Galiu pasidaryti variaciją, jeigu noriu šiek tiek stipresnės pamokos.
Tai perkeliu svorį ant kairio kelio, nes kelsiu dešinę koją. Ir švelniai labai kontroliuodama keliu dešinę koją. Kojam. Įkvepiam, su iškvepimu nuleidžiam dešinį kelią, kas buvot pakėlusios. Atsistumėm dešinį delną ir grįžtam ant 4. Tai gerai, dar kartelį išgaubiam nugarą, atpalaiduojam stuburą, žvilgsnis link bambos. Ir grįžtam į neutralią poziciją. Taip, keisiu puses. Kita pusė, keliam dešinę ranką į dangų. Žvilgsnis į dešinį nykštį. Su iškvepimu praneriu dešinę ranką, lipdau dešinį petį ir dešinę ausį prie kilimėlio. Gerai. Pamuojam, leidžiam savo atsipalaiduoti, pailsėti šitoje asanoj. Kas nori variacijos, svorį perkeliam ant dešinio kelio, keliam kairę koją į viršų. Labai gerai. Įkvepiam, su iškvepimu, iš lėto nuleidžiam kairį kelią ir pereinam atgal į stalą, išgaubiam nugarą. Neutrali stuburo padėtis ir keliausim į šunį žemyn galvą. Pėdų pirštai padėti, kilsteliu kelius, pilvą kalbą ir tada tiesinu kelius. Dar kartelį palankstom kelius, įeidami vis giliau ir giliau į šuns pozą. Gerai, pakeliam dešinę koją į viršų, su iškvepimu dešinį kelią vėl traukiu prie kairės alkūnės. Ir tada tiesinu dešinę pėdą, pasidedu ją ant išorinės briaunos, kairiam šone. Kairę pėdą galinę nuleidžiu ant vidinės briaunos. Abi kojos ištiesintos, perverstas trikampis, kyla kairė ranka į viršų. Kvėpuojam, ilgai nelaikysim. Įkvepiam, su iškvepimu leidžiam labai švelniai, po truputį sėdmenis žemyn. Gerai, įsipatoginam, pėdų pirštai link galvos nukreipti. Ir dabar pavaikščiosim prie vienos pėdos ir prie kitos. Taip. Šildysim kojas. Jeigu labai tempia, galiu būti su lenktais keliais. Taip, labai gerai. Tada įkvepiam, grįžtam per vidurį, pasitiesinam. Su iškvepimu lenkiamės į priekį. Labai švelniai. Neinam giliai, pajaučiam tiesiog tempimą. Puojam. Įkvepiam, su iškvepimu pasitiesinam. Dedam dešinę ranką ant kilimėlio. Įsispiriam su kaire alkūne ir kairę ranką pasidedam. Ir tada kelį pastatom priešai save. Balandžio pozą. Gerai. Persisukom į kilimėlio priekį. Aha. Ir dabar kojos kampą pasirenkam pagal save. Jeigu jaučiam, kad labai tempia, pėda nuleista. Kuo kelsiu pėdą aukštyn, tuo didės tempimas. Aha. Gerai, tai pasirenkam poziciją pagal save. Man ir tais norisi švelnesnės ir tada einam ant alkūnių. Labai priklauso, kada darot šitą jogos pamoką. Ryte galimai norėsi save labiau pasaugoti. Vakare norisi gilesnio tempimo. Apuojam. Galva atpalaiduota, kaklas atpalaiduotas. Nebent visai nejaučiam tempimo, tada didinam kampą su dešinė koja. Gerai, įkvepiam, su iškvepimu, atsistumėm rankomis ir be rankų kairę pėdą statom į priekį. Dabar perkelsim svorį švelniai ant kairės pėdos, galim padėti savo rankomis ir pakilsim ant kairės pėdos. Jeigu galiu, nenuleidžiu dešinės ir dešinę koją tiesinu atgal. Rankos eina palei galinę koją. Stengiuosi padaryti iš savęs tarsi tokią T raidę. Nugara nesugriūna, visą laiką ją stengiamės išlaikyti tiesę. Žvilgsnis žemyn, kaklo neužlaužiam. Įkvepiam, su iškvepimu statau dešinę koją atgal. Tarp kojų turėtų būti ganėtinai nedidelis žingsnis, ne toks kaip darom
įtupstuose, bet toksai kaip žingsnelis tiesiog, kadangi darysim piramidę. Tai klubus nustatom į priekį, ten, kur rodo pėdos pirštai kairės. Gerai. Rankos už manęs, surakinu rankų pirštus ir paspaudžiu ranką tiesnų stuburą. Įkvepiu, su iškvepimu leidžiuosi žemyn ant kairės kojos. Rankos lieka padėtos ant sėdmenų. Buojam ganėtinai gili asana, jaučiam dažniausiai tempimą per visą kairę koją. Įkvepiam, dabar su iškvepimu tiesiog atrakinsiu rankas, galbūt galiu pabandyti jas pasidėti priešai save. Gerai, ir šiek tiek pavaikščiosim, pereinu ant dešinės pėdos, kojų pirštų ir nuleidžiu dešinį kulną. Dar kartelį įkvepiam, pakeliam dešinį kulną ir nuleidžiam. Paskutinis kartas kyla dešinis kulnas. Ir jį nuleidžiu. Labai gerai, pristatau dešinę koją prie kairės. Ir dabar pasidarysiu ganėtinai platų atstumą tarp pėdų, dar platesnį negu klubo atstumas. Tai, įkvepiam rankos į viršų, su iškvepimu lenkiuosi žemyn, rankos artėja prie žemės. Kaklas atpalaiduotas, galva atpalaiduota, galbūt galiu pasimti už čiurnų. Čiurnų per galinės kojų dalis. Galiu, jeigu reikia, švelniai sulenkti kelius, jeigu jūsiuosi patogiau. Ir perkelnėti svorį švelniai ant vienos pėdos ar ant kitos. Galbūt tą galiu daryti ir su ištiestais keliais, jeigu jaučiuosi maloniai. Ir tada atsipalaiduojam, sustaptelim asaną. Įkvepiam su iškvepimu. Dabar paleidžiu pėdas, bet pilnai nepakylu į viršų. Pėdas pasuksiu 45 laipsnių kampu į išorę. Aš pakeisiu poziciją, kad mane geriau matytumėt. Tai pasukau pėdas į išorę ir pritūpsiu. Darysim malasaną, bet prieš malasaną pavaikštom šiek tiek ant vienos pėdos, ant kitos, pakeliam vieną kulną, kitą kulną. Tai gerai. Čia taip karšta, Kroatijoje, aš jau šlapia, tai eisiu iškart maudytis po šitos jogos pamokos. Gerai, nuleidžiam kulnus ir galbūt čia ir baigsi šiandieną mano pozicija, jeigu labai tempia, laikau rankas priešai save. Jeigu galiu, liečiu žastais kelius ir dedu rankas į maldos poziciją. Galbūt dar galiu patiesinti nugarą. Dažnai būna, kad sugriūna labai pečiai į priekį. Pečiai atgal, atgal, atgal. Ir krūtinė neuždaryta. Krūtinė žiūri į dangų, mes ją atveriam. Įkvepuojam. Žvilgsnis pusmetris į priekį. Įkvepiam, su iškvepimu tiesnam kelius, rankas leidžiam žemyn. Grįžtu į pradinę poziciją, kilimėlio priekis. Rankų pirštai bent jau siekia kilimėlį. Jeigu nesiekia, tada susilenkiu kelius ir statau vieną koją atgal, kitą koją atgal į žemyn žiūrinčio šuns pozą. Labai gerai. Kita pusė, apkeičiu pusės. Gerai. Pakeliu kairį kelią ir tada jį traukiu prie dešinės alkūnės. Tiesinu kairę koją į dešinę pusę, dedu ant išorinės briaunos, o dešinę koją ant vidinės. Abu keliai kojų ištiesti, keliu dešinę ranką į viršų, perverstas trikampis. Kvėpuoju. Įkvepiam su iškvepimu, iš lėto leidžiam sėdmenis ant žemės. Gerai, kojas patiesintas į šalis, pėdų pirštai žiūri link galvos, jeigu reikia keliai sulenkti. Įkvepiam, pasitiesinam, su iškvepimu leidžiamės į priekį. Galim leisti dabar savo jau šiek tiek žemiau nusileisti. Esam labiau apšilusios.
Nepamirštam kvėpuoti, kvėpavimas mums padėjęs pagilinti praktiką visais aspektais. Įkvepiam, su iškvėpimu labai iš lėto saugom kirkšnis, nes kirkšnis buvo įtemptas, kylam į viršų. Gerai, tada ant galinės kojos liekam ant kulno, statysim abi rankas ant kilimėlio, pakeliam sėdmenis ir kelį kairį nukreipiam į kilimėlio priekį. Dešinį kelią perverčiam žemį. Pasirenkam savo kampą su kaire koja. Ir leidžiamės ant alkūnių. Jeigu per stipru, galiu likti ant delnų. Tai svarbiausia, kad ir kokį kampą pasidariau, kad nebūtų taip, kad klubas yra labai pakilęs į viršų ir negaliu jo uždaryti žemyn. Dešinį klubą visada stengiasi uždarinėti žemyn į kilimėlį. Kvėpuojam. Įkvepiam, su iškvėpimu atsistumiu. Dilbiais dedu save ant delnų, galinės kojos. Galinę koją be rankų pritrauksiu į priekį. Gerai, dabar svorį perkelsim ant dešinės priekinės pėdos. Jeigu reikia, padedu savo rankomis, atsistumiu ir keliu kairę koją atgal. Rankos keliauja paskui kairę koją. Žvilgsnis žemyn, kaklo neužverčiam, nugara stipri, nesugriūna. Dešinys kelias, jeigu jaučiu, kad sunku išlaikyti balansą, galiu jį sulenktą laikyti. Jeigu labai lengva, tiesniu. Pakvėpuojam šitai poziciją. Dabar įkvepiam, su iškvepimu galva kyla į viršų, pėdą dedu ant žemės. Tarp pėdų žingsnelis. Pėdos žiūri tiesiai ir klubus dar pasuku ten pat, kur žiūri pėdų pirštai. Rankas kryžiuoju už savęs, patiesinu stuburą. Įkvepiu giliai, su iškvepimu leidžiuosi ant dešinės kojos, rankos liko ant sėdmenų, ant kryžkaulio. Klojam piramidę. Įkvepiam, su iškvepimu, paleidžiam rankas, dedam jas ant kilimėlio. Jeigu labai tempia, dešinys kelis gali būti sulenktas. Ir tada kelsiu kairį kulną, svorį perkeliu ant dešinės pėdos. Nuleidžiu kairį kulną. Dar kartelį pakyla kulnas ir nuleidžiam jį. Dar kartelį kilstelim svoris ant dešinės pėdos. Ir nuleidžiu dešinį kulną. Keliu korpusą su įkvepimu į viršų, pristatau kairę pėdą prie kilimėlio. Dabar pakelsiu dešinę pėdą nuo kilimėlio, status kampas su dešiniu keliu. Korpusą leidžiu žemyn, pėdą paduodu atgal, statau kilimėlio gale. Priglaudžiu dešinę pėdą prie kilimėlio. Tokia kaip sumo įtūpsta pozicija. Kojų pirštai 45 laipsnių kampu į šonus, pasidedu rankas ant kelių. Ir pavaikščiosiu taip švelniai vieną pusę ir į kitą. Galiu šiek tiek ir kelius prajudinti, tokius ratus keliais prasukti. Apšildom kojas. Ir tada keliausim į deivės poziciją. Tai pastiesinam stuburą visų pirma. Kairės kojos rankos pirštus persukam į išorę, dešinės į vidų. Su įkvėpimu tiesinu stuburą, su iškvėpimu. Sukuosi į kairę pusę, žiūriu už kairės alkūnės, dešinės rankos alkūnė ištiesta. Kairės sulenkta. Kvėpuojam. Įkvepiam, su iškvėpimu atsisukam atgal, kam reikia patiesinkit kelius. Ir tada susilenkit vėl atgal, keliausim į kitą pusę. Dešinės rankos pirštai į dešinę pusę, į išorę, kairės į vidų. Patiesinu stuburą su įkvėpimu, su iškvėpimu, sukuosi, žvilgsnis už dešinės alkūnės. Kairė alkūnė ištiesta, jas stipriai įsispiriu į kairį kelią ir įtraukiu atgal.
Įkvepiam, su iškvepimu atsisukam atgal, tiesnam kelius, kojų pirštus pasukam tiesiai. Gerai. Jeigu reikia, galim pasidaryti šiek tiek platesnį atstumą. Jau jaučiam, kad norim truputėlį giliau įeiti į asną ir lenksimės žemyn. Tai dedam rankas ant klubų, su įkvėpimu paaugam, su iškvėpimu leidžiamės žemyn. Tada paleisim rankas žemyn ant kilimėlio, ant žemės. Gerai. Ir dabar mūsų bus tikslas pasiekti viršugalvių žemę. Neprivalom leistis iš tiesios nugaros ir iš pilvo apačios. Nugara gali išsilenkti, kiek tik tais reikia. Jeigu reikia, galim dar pasididinti atstumą tarp pėdų. Įkvepiam su iškvepimu. Bandau leisti viršugalvį ant žemės. Įkvepuojam. Gerai, įkvepiam, atsistumiam rankomis. Ir po truputėlį pirštai kulnas, traukiam pėdas artyn, rankos stipriai liečia žemę, lenkiu kelius ir sulenkiu. Kelius suvedu pėdas. Dedam sėdmenis ant kulnų ir išguldysim nugarą. Pilnai ant kilimėlio tiesnam kojas. Labai gerai. Pasitiesnam pėdas, rankos į šalis. Dedu dešinę pėdą ant kairės šlaunies ir su kairė ranka pasimsiu už kelio. Jį leisiu į kairę pusę, žvilgsnį pasuku į dešinį nykštį. Taip įdarbinu ir kaklą. Ir tada pilnas stuburo susukimas gaunasi. Gerai, krap. Įkvepiam, su iškvepimu kelias grįžta į viršų, galva į viršų, patiesinu koją. Tada kairę pėdą dedu ant dešinės šlaunies, su dešinė ranka spausiu kelį į dešinę pusę, žvilgsnis į kairį nykštį. Stengiuosi išlaikyti kairį petį prispaustą prie kilimėlio. Jeigu noriu pailsinti kaklą, galiu žiūrėti į viršų. Į dangų ar į lubas. Įkvepiam, su iškvepimu grįžta kelis per vidurį, galvą atsukam į viršų. Tada abu keliai sulenkti, pusę laimingo lėliuko. Imam už dešinio kulno ir paspausim dešinį kelią žemyn. Dešinė pėda nukreipta į dangų. Dešinę pėdą spaudžiu į delną, o delnu spaudžiu pėdą. Tokia truputėlį priešpriešą sukuriu. Kairę ranką galiu pasidėti ant pilvo, lengviau laikyti balansą ir stebėti kvėpavimą. Labai gerai. Nuleisiu dešinę pėdą ant kilimėlio. Pasiemu už kairę kulną, leisiu kairį kelią žemyn. Pats pamokos galiukas liko. Galutinis atsipalaidavimas laukia. Daug darbo padaryta. Gerai, dabar nepaleidžiam kairio kulno, bet pakeliam dešinę pėdą, pasiemu iš dešinio kulno, pilnas laimingas lėliukas. Leidžiu abu kelius žemyn ir pasižiūrim, kas nutinka su smakru. Smakras labai užkyla, paspaudžiu jį žemyn prie krūtinės. Kvėpuojam, stuburas spaudžiasi žemę, masažuojasi. Įkvepiam su iškvepimu, paleisim pėdas, jas tiesnam ir įsipatoginsim keliom akimirkom į galutinę atsipalaidavimą. Gerai, rankas galim pasidėti ant pilvo šituo atveju, kojos laisvos. Jeigu noriu labiau šiek tiek įsipatoginti dar, galiu pakelti sėdmenis ir paspausti kryžkaulį žemyn prie kilimėlio. Smakrą paspausti prie krūtinės, išilgint kaklo nugarinę dalį ir viską atpalaiduoti. Rankos ant pilvo, jaučiu savo kvėpavimą. Ir įkvepiam, pilvas plečiasi per 3, 1, 2,
3, iškvepiam 3, 1, 2, 3, įkvepiam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, įkvepiam 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, įkvepiam 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grįžtam prie natūralaus kvėpavimo. Akys užmerktos, akių vokai atpalaiduoti. Kakta atpalaiduota, skruostai. Veidas švelnus, lengvas. Pečiai sunkus, grimsta žemyn. Nugara atpalaiduota. Pilvas minkštas. Kojos sunkios, palaiduotos. Grimsta kilimėlė. Akimirkai dar pabūnam šitoj pozicijoj su savim. Pagilinam kvėpavimą. Pajudinam delnus ir pėdas. Ir iš lėto per vieną arba kitą šoną atsisėdam. Tai ačiū tau, kad joginaisi kartu šiandien su manimi ir susitiksim kitą kartą.